susirinkę labai daug, virš 100 esame mokinių, tada tokios stovyklos gal neturėjome, tokios didelės. Войновички, живете книжки, ла! Nesusigrūskit, tai gražiai vienas šalia kito, gražus ratas, važiuokit, va čia tarpo nepalikim. Esame paleontologų geologų būrelis Amonitas. Šiais metais atvažiavom 12, 4 mergaitės ir 8 berniukai. Na ir mūsų aš jau gal nereikia. Tai ne šiaip būrelis kiškių, mes mėgėjai pasirungti, sūnų prakaitą išsunkti. Mėgstam mes ir pašėlioti, pasirinksmin pakvailioti. Noriu būti geologas, argi mano noras blogas? Ne, jo noras tai gražus, priimam mes ir mažus, juos pakrikštijam, auginam ir nuo viso blogo ginam. Linkime visai stovyklai, te geri vadovai būna, maistas eina tik į kūną, tik saulėto gero oro, pažinimo didžio noro, gerų įspūdžių draugauti ir visiems gražiai draugauti. Taigi mes esame geologų būrelis Titnagas iš Šalčininkų. Mūsų yra 10 tikrų jaunųjų geologų. Visi pasiruošę pasilinksminti ir kurie nesikrikštė, pasikrikštyti. Mūsų yra 6 vaikinai ir 4 mergaitės. Tikimės gerai praleisti laiką ir to linkime kitiems. Mes atvykom iš Plunks rajonų Kulių gimnazijas. Šį kartą esam 4. Atsivežėm dar 3 kandidatus. Mums atlydėjo didelę gerą mokytoją Pieškuvienį Jolantą. Čia atvykom susirasti naujų draugų, pasilinksminti, gerą praleisti geologišką laiką. Oi, kaip gražiai mamaičiuose kūliai, labai gražu, kaip tarmiškai kalba. Esam Gargždas iš Gargždų, šiais metais atvykom 10, 6 senbuviai ir 4 naujokai. Stovykloje tikimės sužinoti daug naujų dalykų, pažinti apylinkės, gerai praleisti laiką, susirasti naujų draugų ir žinoma nepamiršti senų. Tai gerai visiems stovyklos. Vadovė sako, dinozaurą nori rasti, taip? Mes esame legenda. Atvykome iš Vilniaus rajono Maišygalos Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos ir mūsų šiemet yra labai daug, netgi 18. Ir atvyko 10 senbuvių ir 8 naujokai. Tikimės čia praleisti labai gerai laiką ir taip pat tiesiog susirasti naujų draugų. Tai mes esam Gipsas iš Biržų ir šiais metais mūsų atvyko 12. Ir mes jums norim palinkėti, kad šitą stovyklą paliktų jums daug įspūdžių, nesvarbu gerų ar blogų. Ačiū. Sveiki visi, mes esame Zanavykijos vaikučiai, atvykome iš Griškavdžio gimnazijos kritukų būrelio. Šiais metais mūsų atvyko 17 ir mūsų šūkis visi eina vis pirmyn, geologai vis gilyn. Mes esame iš Jonavos senamiesčio gimnazijos ir mūsų būrelio pavadinimas Erozija. Šiais metais mūsų naujokių yra 6, 2 senbuvės ir 1 vadovė. Ir dabar suskanduosim savo šūkį. Galim lėkti į kurortus, apsimaus Havajų šortus, rasim visko, ko norėsim, jei erozija tikėsim, po kurortos jos nestinga, ir zelynos, ir žemynos, nes erozija galinga, ir pasaulį jos nestinga, betgi kol mes čia plepėsim, galim žemę nudardėti, į kurortus net nespėsim, ir gražybių neregėsim, tad nesnauskim, neskubėkim ir eroziją mylėkim. Ačiū. Dar yra Kotrynos atstovė. Sveikinu su lietučiu šitoje žemėje. Pašventino jūs jau, truputį ir pakrikštijo. Taigi sėkmės, nes vieta tikrai labai graži. Kažkas sakė, nugi ką aš čia veikšnėjai, einu ir nuėjau, atradau, bet dėja ne 5 minutės reikėjo eiti. Taigi, sėkmės ir ačiū vadovams už tokią kantrybę, o jums jaunimas
pažinties kuo daugiau. Ačiū. Ačiū, Marita. Mūsų ir stovykla vadinasi, kur uolienos mineralai, pagal geologo himno eiles. Prašau, Jolanta. Tai šiais metais apžiūrėsime Mažeikių ir Akmenės geologiją visą. Kiek mes įselsime apžiūrėti. Kas pernai buvote, tai prisimenate, kad buvome Pakruojo ir Pasvalio rajone. Mėlyjeji vaikai, taip pat ir mokytojai, tėveliai, per balkonus nelaipioti ir nešokinėti. Sutariam? Čia ypač galioja vyresniems vaikinams. Spėju, nevaikščiokit, nes galite paslysti, o čia upėje, va šitoj vietoje yra labai daug dumblo. Ir tikrai ir gyvačių yra, žinokit, miške. Tikrai, esame matę. Nežinokit, ta prasme irgi galit ar paslysti, ar kažkas atsitikti, nelaimingas atsitikimas, tai be vadovų, ar savo, ar pavyzdžiui, mūsų kokie vadovai bus, tai galit nulimti. Sutarėm? Tikrai? Labai gerai. Kai būna, pagal cilindrą viršų kaip eina, ne? Tas Sietukai dedami į tokias vonelės ultragarsinės ir tada išplaunama. Jis kaip išjudina kažkaip tą vandenį, pilamas yra skystis, paviršiaus aktyvios medžiagos, kaip muilas panašiai galima sakyti. Tai tada jį išplauna tą smėliuką, nes jo taip daužyti negalima, prie jo liestis irgi negalima, špetukų braužyti irgi negalima, nes akutės išplės, pasikeis mūsų tyrimų rezultatai. Dabar pasakykit, ant kokios dalelės, ant smulkios ar ant stambios dalelės nusėda geriau chemikalai. Nu, tarkim, nafta. Ant smėliuko, ne? Jūs ant žvyro sako. Tai tie teisūs yra, kurie sako ant smėlio. Jeigu aš užpilu ant kai kurios vietos šitos druskos rūgšties, nedaro bulbulį, ar ne? Bet tačiau jeigu aš paimu ir truputį jas pabraižau, ar nematot, irgi minkšta, labai gražiai braižosi.
Ir tada užpilu rūgšties. Va, ir pradeda kilti. Va, baltos, kur aš užbrėžiau tos brūžiukus, pradeda kilti po truputį. Tai kas čia per uoliena? Dolomitas, teisingai. Žinokit, irgi yra klinkys. Tik tai yra juodos. Aš čia jums parodyti kartais, kad gyvenimas būna sudėtingesnis, negu taip atrodo. Ką reikia daryti tuo atveju? Dėl ko aš čia pagalvojau, man irgi kilo gal čia bazaltas arba taip toliau. Aš pirmiausia pabrėžiau ir pamačiau, kad labai minkšta. Va, matot, kaip balta brėžiasi, ar ne? Minkšta. Tada aš paėmiau ir padariau, aišku, vėlgi tą patį. Bulbuliuką padariau ir viskas. Ir paskui paaiškėjo, kad čia suprantate. Va, matot, vyksta, ar ne? Reiškia, čia irgi yra tiesiog klinkis juodas. Na taip, supratimui, kad užrašai ant kapų yra labai originalūs. Pavyzdžiui, ščionai ilsnis bajoras, neigi ponas, bet tik tai ūkininkas Zuipis Jonas. Šis paminklas jam nuo brolio Mykolo. Už jo meilą ir tautą mokslą skolą. Čia turbūt žemaitiškai aš nemoku, tai nežinau, kas tai daugiau parašyta. Bet aš neimsiu maršų. Ir kampas surastas, žiūrėt. Kadangi čia iš labradoras panaudotas, tai reikia iš tam tikro kampo. Bet va šitaip kaip šitas, tai retai dar kada. Kaip nejauku. Mes tiesiog su čia matom. Formuotis akmenėlis jai paprastas. Ne, išska? Žiūrėk. Žiūrėk, va. Tai va kokį rudą. Žiūrėk, čia Eisim klubdyti. Ateikit mergytės, padainuosit, nedainuosit, būkim kokie vieni ir draugiški. Ja, nu kaip be tavęs nuotraukų. Tuk tik tai, senu. Jūs užstoji. A dar reik! Nu, davai, varom. Nori trek man dabar, ne? Turi žemę, bet reikės. Juos pasilaikyt. Nieko nejudini.